Ką, čia praleidau naktį, jau viską nuvilkau, paruošiau, kaip sakant, kad galėtų paprasčiau sutvarkyti ir judam toliau. Hola, 4. Este. Okay. Good. Gracias. Bye bye. Esu pakeliui link Rondo miesto, važiuojant atsiveria nuostabūs vaizdai. Ten tolumoje galite matyti Gibraltarą, kur vakar buvau. Keliausiu į Rondo ir vėliau važiuosiu vėl aplankyti Caminito ir parodyti juos jums. Čia buvo padaryti kanalai, tam, kad galėtų pratekėti vanduo iš vienos pusės ten į šitą pusę esančią už kalno, kad galėtų aprūpinti vandeniu visą agrokultūrą, visus daržus ir panašiai. Čia galite matyti, eina geležinkelio bėgiai. Jis buvo pastatytas tam, kad iš Sevilijos į Malagą vežtų anglys, kadangi Malagui mažai buvo anglių, o Sevilijoje buvo labai daug, tai buvo pastatytas vien dėl to, kad gabentų į Malagą anglis. Čia galite matyti, buvo visi tie keliai pastatyti, kad galėtų inžinieriai nueit nuo vienos hidroelektrinės iki kitos
Nes ten, kadangi buvo užtvanka, tai turėdavo vis tiek tie darbuotojai keliauti ir jie judėdavo štai tokiais. Labai keista ir labai atrodo nejauku, kai tais laikais, kur yra dabar padarytas modernus tas takelis, buvo anksčiau tas mažas apačioj esantis, kur galite matyti. Wow. Čia jau išgėrus namo po darbo negalėtum eiti. Ir į darbą. Nes galėtų liūdnai baigtis. Wow. Tiesiog nesuvokiu. Eina savo. Labas rytas, atsikėliau Valandoje. Dabar keliausiu jau į Malagą, priduosiu motorolerį ir tuomet rytoj ryte bus skrydis į Tenerifę. Atvykau žymą į Malagos paplūdimį. Tikrai daug žmonių, realiai jaučiuos kaip Palangoj. Labai fainai, vėsus vandenėlis. Tai va, šiandienos planai pasimaudyti, praleisti vakarą Malagoje ir tuomet jau apie naktį judėsiu link oro uosto ir tuomet keliausiu jau paryčiais į Tenerifę. Tai va. Labai nekantriai laukiu. Įdomu, ten visai kitas turėtų būti klimatas, kiti žmonės, viskas kitaip turėtų būti. Na kągi, labas vakaras, dabar yra 12 val. Nakties, dabar esu Malagos oro uoste ir eisiu pasnausti, kur nors atsisėsiu. Pabandysiu pamiegoti ir atsikėlęs 4 ryto keliausiu į Tenerifę. Tai va. Manau, radau šios nakties nakvynės vietelę. Tai va. Manau, turėtų būti nebloga vietelė štai čia. Čia po laiptais, niekam nekrisiu per daug į akis. Čia užeisiu ir
čia, manau, pakrisiu ir išmiegosiu tas 4 valandėlės. Tai va, miegosiu ten dėl to, nes nelabai yra traukinių bei autobusų, kad 4 nakties atvežti čia mane į oro uostą. Su taksi brangoka, tai tiesiog tokia biudžetinė nakvynė bus. Pasitiesiu, turiu tokį kaip leduką, pasitiesiu, pasidėsiu kuprinę kaip pagalvę ir jo, išmiegosiu tas valandėlės. Tai va, pasimatysime rytoj. Čiau. Labas rytas, aš jau laukiu prie įlaipinimo vartų, jau praėjau visą tą čekiną ir jo, šiaip miegojau labai skaniai, iki kol nepakėlė darbuotojai. Realiai pusvalandžiui likus iki 4, atėjo, ten padaužė per laiptus, prikėlė, sako kelkis ir neždinkis iš čia. Tai susirinkau daiktus ir jau registruotis. Tai va, dabar lauksiu prie vartų. Prasidės laipinimas ir keliausiu į Tenerifę. Nusileidau jau Tenerifėje, dabar keliausiu į autobusą ir važiuosiu į San Cruz miestą. Na kągi, atvykau į Puerto de la Cruz, nuostabūs vaizdai, gražus paplūdimys. Ten tolumoje gali matyti, kaip žmonės surfina, šiaip žiauriai kietai. Norėčiau pabandyti, bet tikrai turbūt per pirmą kartą nesigaus. Bet jeigu rasiu kur nors įsinuomot, manau, kad pabandysiu. Atvykau į tokį kaip vandens rezortą. Lyg vandens baseinas, bet realiai po atviru dangum. Žydras vandenukas, 7 eurai visai dienai, realiai nuo 10 iki 6 valandos galima būti. Tai manyčiau, kaip už tokią kainą visai neblogai. Tai gražus vaizdai aplinkui. Tikrai labai įspūdingai. Einu pasidėsiu daiktus ir nersiu į vandenuką. Nusipirkau XXL blyną, kainavo 6 eurai, tikrai labai skanus. Jeigu būsit, rekomenduoju. Netoli paplūdimio. Gražus vaizdai ir skanus blynai, ko daugiau reikia. Labai įspūdingai atrodo, kai eini takeliu ir kaktusai auga, bananai, visokios plantacijos kitų vaisių, figos. Tikrai labai įspūdingai atrodo.
Vėliau važiuosiu į bananų plantacijas ir paragausiu, koks tas natūralus bananas. Nes ką gaunam Lietuvoje, tai, kaip sakant, kol atkeliauja, tikrai nemanau, kad labai natūraliai. Ir skonis, manau, turėtų skirtis. Tai va. Bet čia jau bus sekančią dieną. Luego ya sabes, no te la acaban de